netikras pavojus. Eisim persimest. Kam naujus bombos? Nereik. Sveiki žvėjai, na ką, savaitgalis ir aš į žvejybą. Šį savaitgalį net nebuvo planuosi važiuoti į žvejybą, bet pasižiūrėsi į orus, kad orai tokie šilti, tai būtų nuodėmė net važiuoti ir nepažvejoti, nepagauti karpio. Tai kur aš randuosi? Aš randuosi Radviliškio tvenkiny, kaip kitaip žinomas Facebook'e didysis karpis. Tai čia esu pirmą kartą, žvejosiu 9-10 sektoriui, vienas. Kodėl 2 sektoriai? Tai vis tiek, kai pirmą kartą atvažiavau, norėčiau biškį analizuoti telkinį, kaip žuvis maitinas, ar arčiau telkį, dėkime arčiau žulių linijos, ar daugiau į telkinio centrą. Tai pasirinkau todėl 2 sektorius. Tai vat, bandom, einam, nešiojamės daiktus, ruošiamės, nes atvažiavau jau į vakaro pusę, jau saulė po biškį leidžiasi, tai kad netemti naktį, o darbų laukia daug, palapinės, pašarai, viskas. O kaip man viskas seksis, neužilgo to ir pamatysit. Na va, o ką naudosim iš pašarų, tai bus labai panašu kaip į kintos naudojau. Tai tos pačius boilius kanapė, kepinėlių skonio. Paskui sardinė vėžiagyviai. Paletės Premium Select.
greitai tirpstančios karpaletės. 9 sėklų miksas, čia įeina tigrinis riešas, kukurūzas, žirnis, nu, žodžiu, daug visokių kanapės, daug įvairiausių grūdinės kultūros dalykėlių. Ir dar papildomai įdėsim kanapės, kad biškį padidinti. Ir užpilsim tuo pačiu amino likvidu, kaip ir praeitą kartą. Tai vat, vanduo, manau, turėtų būti jau pašilęs daugiau, tai galės bandyti ir daugiau biškį ir įlašinti. Tai va, o jeigu iškart perinant prie masaliukų, tai bus tie patys briketai, kaip tie žuvinio skonio. Naudosim bafterius tornado braškę ant vieno plauko ir ant kito naudosim kalmarą skrilius. Ir matysim. Gal sudirbs. Tai va. Tai boilius irgi taip pat darysim, smulkinsim. Smulkiai. O, papas geras. Na va, pašaras kaip ir baigtas, jeigu iš arčiau prieėjus. Atrodo šitaip. Nu ir žiūrėsim. Manau, turėtų karpiukam patikti. Tai paliekam, tegu susigeria, einam, ieškomės taškų. Bandom susirasti taškus. Aš jums reikėtų susikalibruoti. Tai jeigu matos per kamerą, tai bandysim į tavo kaip į lavelį kairę pusę, bandysim ten prie žulynų kairiau, grina prie tų nendrių. Paskui biškį dešiniau ir tada į pačią dešinę, į patį telkinį. Ir žiūrėsim. Gal kažką rasim. Tai gylis ten 3,7 metro. Vandens temperatūra paviršinė kol kas rodo 16 šilumos. Tai sakiau, kad turėtų būti gan pašylęs neblogai po tokių karščių. Na va. Žiūram dabar kažką prie tų nendrių. Gal biškį dar į priekį paplaukti. 2,5. Nu, čia taip ganėtinai kietą dugną rodo, 2,3 giliaus. 2,2. Tai va, tai gal būtų vat. Matot, temperatūra 16 šilumos, 2,1 gylis, kietas dugnas. Tai ir bandom pirmąjį tašką užsižymėti. Pirmas yra.
Tai va, tai ko nepabaigiau šnekėti apie taškus, tai į dešinę pusę, kur trečias taškas bus, gylis yra apie 4,2 metro, 4,2, 4,3. Vidurinysis taškas yra 3,5 metro, o pats kairysis taškas prie nendrių yra 1,9. Na va, meškerės sumestos. Tikiuosi, taškus gerus įsirinkom. Ir bandom, laukam pirmojo kibimo. Einam, pirmas kibimas. Na, žiūram, ką mes čia gero. Nuleido svingą. Bandom traukti. Gal bus kažkas. Pasižiūram. Ar reik taip? Atleido. Netikras pavojus. Atleido iki pačio galo. Bet pirms atkibims iš kairės pusės nendrių. Nematysim, laukam. Na va, turėjau ne vieną kibimą, be persimesdamas meškerės. Persimetinėjau trečią meškerę ir kibimas buvo ant pirmos meškerės, bet pakovojęs biškį su žuvim, kažkur įėjo į kažkokius žiauriai kietą daiktą kažkokį, nes pakrantės, kiek pastebėjau, ir labai daug akmenų. Tai tikriausiai gal švinas pastrigo tarp akmens ir nutrūko ir, žodžiu, žuvis nerealizuota. Tai vat, persimečiau viską dabar, pakeičiau biškį masaliukus, tai uždėjau pašarinį boilį. Ir viršūnėlės po popikus uždėjau, braškį ir ananasą. Nežinau, matysiu, biškui su masaliukai žaidžiu, žiūrėsiu kas geriau. O apie akmenis buvo nuėjęs pažiūrėti, ten pilna va šitas akmenų. Ir tarp tokių akmenų pastringi ir su žuvytė tenka atsisveikinti. Na ką, ketvirtą ryto pirmus, trečias kibimas. Turim kažką. Bet ant tiek mažas, kad baisu. Bet žolių netrūksta. Čia tokia. Visom žolėm. O, dabar tik šmėguoja. Pradėjo prie kranto spardyti. Teika. Ateik pas mane. Prasitraukti lengva, prikratyti, draskytis.
krantą išplaukti. Na, va, turim pirmą ribą, šiaip ne taip, apie 4 valandą ryto. Susigundant vėžiagyvis, sardinė, braškės, popiko. Patepam, padarom pirmosios pagalbos visus reikalus. Ir tada karpis bus apsiraminęs, galės daryti, jum parodyti ir pasidaryti nuotrauką. O, rytinis dušas. Nu, sportininkas koks. Formulė 1. O koks piktas. Storulis priėdęs mano pašarų. Daug iš taip vangiai kimbat. Kažkas nepatinka. O koks gražuolis. Užaugęs bus neblogas, kai gražus karpis. Nu, einam. Grožį paleidom. Eisim persimest. Žodžiu, pagreit rodo. Ir einam paleist. O koks. Čiuk, 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 čiuk. Piktas. Kokios naktinis. Nu va. Nu tai ką, einam paleidžiam. Nu va. Keliauk namo. Ačiū tau už įspūdžius. Tiek. Jau. Vėl nuleido antras kibimas. Bet niek. Sikabina. Įdomus tie kibimai tokie. Palauk, ne, tebėra, bet geras. Čia geras yra. Jis tik buvo pareiškę. Arčiau krantę. Arčiau į krantą, ko atbėgau. Paryčiai susikūrė. Tik eini žolynus. Bet kol kas tik dirba taškas nuo žolynų pusės. Jėza, koks mažylis. Sportininkas iš viso. Aš dar sakau, didesnis. Tas daugiau didesnį pasipriešinimą turėjo, daugiau jėgų. Na, turim antrą. Nedičkį.
Paryčiais pradėjo judėti. Naktį nenorėjo baisiai. Ja, paėmė ant pašarinę boilio ir braškės viršūnėlės. O, pabaig. Dar nepavargai. Nu, šitas tai iš viso formoliuks. Čia kokių 2 kilų. 2,5 maks. O. Nedičkis šios. Bet jeigu turėjo daugiau. Spardės daugiau biškį. Nedidukas. Tai va. Leidžiam. Persimetam, gaudom toliau. Na gerai, bėk. Eik pakviesk brolius arba tėvus. Kažką didesnio. Nu, turim dar vieną realiai. Taškas pasikūrė. O pareina. Kad kažkur vėl į kliuvinius eina. Į problemas tais akmenim. Atrodo, pasiartinau 6 metrus, buvo kaip ir dingė problema. Dingus, nu reiksit bandyti iki vietos ten. Pasižiūrėti, gal išeis iškrapštyti. Tai, žodžiai reikaliukai tokie. Ir vėl nutrūko. Atrodo, buvau pasiartinę 6 metrus, buvo keletą kibimų ir visi sėkmingai ištraukti, jokių niekur niekas nekliuvo. Bet trečias išvažiavimas ir sekantis žuvis ir vėl ėjo į akmenis. Nežinau. Visur dabar irgi ten nuėjau bištolio, visur tie akmenis. Ką reiks su manęs daryti? O kibimai vieni iš to taškos ten. Na, bet niek nepadarys, bandysim kažkaip. Gal greičiau išbėgti, kirsti. Gal nenufilmuosiu jums traukimo, parodysiu žuvį, bet žuvį bent realizuosim. Nes dabar, ko išeini, ko įjungi kamerą, vis tiek įeina į kliuvinius kažkur. Po paskutinio kibimos persimečiau meškerės, tai pirmą tašką iš ten, kur visus kibimus sulaukiu, palikau ten pat. Tik bandysiu, jeigu kibsam pirmos meškerės, bandysiu to kibimo nenufilmuoti ir kuo greičiau skubėti prie meškerės, kad ištraukti, kad nespėtų žuvis įplaukti kliuvinį. Kalbant apie kitas meškerės, antrą meškerę irgi biškį paartinau arčiau žolynų linijos. Nes vis tiek dar žuvis daugiau laikosi arčiau ten, kur yra sekliau. O trečią meškerę palikau ten pat, kur ir buvo. Dėl eksperimento gal kažkas užplauks. Na va, taip, tokios žinios.
matysim, oras geras, po biškį žuvis susikūrė ir pakalbėjus, aišku, su kitais kaimynais, tai sako, oras geras, nei vėjo didelio, nei kažkokios oro permainos būtų, bet šį savaitgalį kibimai silpnesni. Ir kur nesnei ten gaudė, dėkim, buvo įdėta irgi į Facebooką, kad 200 kg per savaitgalį pritraukė žuvies. Tai ten realiai, sako, tik įmeti, vos ne iš rankų jo meškerė plėš, nespėjant neįsitempti. O šį savaitgalį kibimai ir silpnesni. O kas nepatinka, tai neaišku, ar čia koks slėgis, ar dar kažkas, sunku pasakyti, ką tas karpis galvoja. Bet kibimų užtenka, kad per daug kibimų irgi yra blogai, bent leido šiek tiek naktį ramiau pamiegoti. Svarbiausia vieną kitą šieną pagauti, tas yra svarbiausia ir kuo daugiau reikia. Gamta, paukščiukai, vienas kitas karpis, aišku, karpiai sportininkai visi, maži, bet vis tiek smagu. Na va, lauksim ir žiūrėsim, kaip čia mums viskas toliau dėliosis. Reikia darytis pašarus, nes visus jau damušau ir laukiam. Turim dar vieną formulę sportininką. Veidrodį. Žvinių čia nelabai ir visi veidrodžiai. Kiek ant čia daugiau mažiau, kiek čia, net nesversim. Turėtų sverti kažko gal 3 kg, 4 gal plus minus maks čia. Tai va, užkibo iš antro taško, kur iš ryto pakeičiau. Tai reiškia, dirbs gal tas taškas. Arčiau žolynų linijos, ten gylis apie 3 metrus. Tai va, paleidom šitą pikčiurną. Ir eina persimetam ir gaudom toliau. Gal sulauksime didesnio. Iš Radviliškių kažko daug nereikėtų tikėtis. Manau, kad tikslas būtų pagauti bent 10 kg karpį ir būtų fainiai ir gerai. Na va, einam paleidom ir šitą gražuliuką. Na, plauk. Tiek, jeigu pilnas buvo, dabar jau viskas jau. Kai jau reikia namo varyti, jau viskas pasibaigė. O, kaip nuvarė. Po paskutinio karpiaus kol kas tylu ramu. Turim 1 valandą. Pabandžiau pakelti droną. Tai karpiai plaukiojo paviršiui. Ir tikriausiai jiems svarbiau yra pasišildyti, jeigu pavalgyti. Tai manau, be vakaro gal ir nieko nebus, nebent gal koks vienas kitas susimastys ir nusileis į apačią pasimaitinti. Bet taip, didžioji visa dalis, kiek jau praskridau, visi laikosi žolynų linijoje. Visi grinai prie nendrių. Daugiau mažiau karpiai. Tai vat ir tikėkime per dieną pasišildys, išalks ir vakare turėsim gan neblogą žvejybą. Tai va, o dabar reikia eiti kažką pasiraišyti po kojinių, ruoštis vakarui po truputėlį. Vakarė dar rodo lietaus, gali būti ir perkūnijos. Tai susiruošti ir laukti, kada mūsų didieji paršeliai sugalvos eiti pavalgyti. Tai va, tiek. Einam, ruošiamės ir neužilgo pasimatysim. Gal su karpiu rankose. Turim kibimą. Bandom. Kol kas nieko nejaučiu. Leist leido beždžionę, bet tuščia, žodžiu. Tai dabar, kad įsijungiau jau kamerą,
norėčiau papasakoti irgi ir pakeičiau taškus. Nes turėjau prieš tai, gal prieš kokią gerą valandą turėjau kibimą ir vėl ėjo tos kliuvinius, vėl teko, vėl nutrūko ir žuvis nerealizuota. Tai pasitolinau 25 metrus į priekį, skanavau su sonaru, žiūrėjau, vis rodo kažkokius tokius, kaip čia pasakius, kaip aukštos žuolės, kažkokias kažką ten tokius, kaip eglutės kabūn vandenį, kažkokius tokius kliuvinius. Gal aš ten arčiau nendrynų, gal daugiau yra tokių visokių, vis tiek karpis kai kimba, išvažiavimas ir įneša į tas aukštas žuolės. Tai radau šiaip netaip, prasilginau 25 metrus į priekį, radau atrodo 2 taškus neblogus. Tai bandau dabar ten, gal nebebus tų tokių įplaukimų į kažkokius kliuvinius, nes sonaras nieko nerodė. Tai būtų taip, nes sakau, jau 4 žuvis praradau taip į tus kliuvinius. Aišku, kibimai kas valandą, bet jeigu žuvies neina ištraukti, tai kokia nauda iš to, kad kimba. Tai geriau pasirinkau žiūrėti biškį giliau, toliau nuo nendrių ir aišku, mes tikriausiai sulauksiu gal ir mažiau kibimų. Bet geriau mažiau, bet pavyks ištraukti. O kas planuoja atvažiuoti į Radviliškio tvenkinį, tai dėkime, aš jums kitos sektorius nesbuvęs bandęs žvejoti, nežinau kaip kitose, bet jeigu 9 žvejosit, tai jeigu 100 metrų atstumų nuo kranto mesit, žvejos prie nendrių, tai geriau net nepradėkite, net šerti, nieko nedaryti, nes iš ten žuvį ištraukti realiai 0%. Tai gerai, einu persime šitą meškerę ir laukam, gal kažkas užkibs dar. Turim žuvį dar vieną iš naujų taškų parinktų. Traukimo nufilmuoti nenufilmavau, norėjau paskubėti pažiūrėti, kad neįneštų į kliuvinius, jeigu tokių ir, bet žuvį betraukdams nieko nejūtų, žiauriai labai dailiai parsitraukė. Tai tikėkime, kad atradau taškus ten, kur žuvies yra ir nėra kliuvinių. Tai o karpiukas tai kaip ir visi, standartiniai, visi broliai. Tai visi broliukai, dobeliukai. Tai visi tokie. Ir visi veidrodžiai, kas svarbiausia. Visi veidrodžiai gražuoliai. Tai ne. Kur mama tavo ir? Galėtum pakviesti biškelį. Pasilabinsim, jeigu ir atiduosiu atgal aš tau. Tai gerai. Neapkankinam, einam paleisti. O niom. Turim dar vieną mažylį. Tai taškai surasti gerai. Užkibo dabar iš kito naujo taško, tai viskas tvarkingai. Viskas gražiai, niekur neėjo, niekur nekliuvo. Tai reiškia, greitai laiko bus daugiau karpiukų. Oi, nesitaškyk. Na va, čia kokie porą kilų. Apie porą. Mažylis. O tos netoks piktis neskleida. A ne. Na va. Žuvis po biškį vėl pradeda judėti. Aišku, mes artėja iškvals. Jau parėjai, jau neužilga turėtų būti, matysim, reikėtų greit skubėti meškerės persimesti. Ko netikėtai neužklupo. Tikėkime, nenupūstų visą palapinį. Tai va, gerai, einam paleisti. Turim dar vieną. Pradėjo kibti kaip iš patrankos. Net nesitikėjau, kad taip viskas greit prasidės. Pakeitėm taškus ir pasikeitė reikalai. Bet šįkart šis karpis ir išskirtinis. O dėl ko? Tai tikrai ne dėl dydžiaus, bet kad, biškai paskui patepsim,
kad yra žvėnotas. Pirmas žvynis. Realiai iš 11 kibimų. Dabar čia 6 ar 7 karpis ir. Tai pirmas žvynis. Tai vat, o koks. Gražuolis. A ne. Nu, einam paleisti. Jau niaukas. Kas pietume persimės, tikėkimės per škvalą nekips. Ir nereikės įtraukti. Net nespėjau nemeškerės persimės po to pasnio kibimaus. Ir žiūriu, jau išvažiuoja. Pagydom keletą žaizdelių. Yra turi. Nu, einam, paleisime, einam, greitai vėl persimės. Vėl kibimas. Bet tas pagal traukimo to toks rimtesnis. Nes maži karpiai daugiau taip pulsuojančiai kimb. Draskosi šitaip, nu nebent tik taip atrodo. Pareina. Bet vėjas pakilo tai baisiai. Iš ten, jie atrodo, pareiniuoti debesis, bet nuein į dešinę pusę, bet manau vis tiek, kad turėtume gauti to lietaus. Aš manyčiau. O. Atsigavo prie krantą. Nenoriu pasiduoti. Tas tai jėgų tur. Aišku, mes realiai kalbant apie visus kibimus, tas geriausiai būgnelių prasuko. Tai visi kiti kibimai arba nuleid iš lieto, arba prikel ir būgnelio neprasuko, tas jau išvažiavo kaip reikels. Bet man atrodo, kad panašaus dydžio, gal šiek tiek didesnis. Nedaug. Oba! Ne, panašus kaip į visi. Tik tas sveikatas daugiau tur. O, tik. Oba! Turim. Na, rekomendacijos apie Radviliškių tvenkinį būtų tokios. Jeigu norit pasportuoti, atvažiuoti, tai galit su tokiais karpiokais pasportuosit. Aišku, yra vienas kitas ir senbuvis išlikęs. Pagauna čia vieną kitą 14, 10, virš 14. Bet pagrinds vat šitokie va. 3-4 kg kiek čia gal sverti. Gal apie 5 kažkas to, bet standartiniai dėkim va tokie. Na, einam, paleisim.
ir laukam. Gal užkips tą mamką. Atėjo ir šeštadienio vakaras. Jeigu lyginant penktadienį su šeštadieniu, tai šeštadienį ženkliai daugiau kibimų sulaukiau, nes penktadienį atvažiavus karpiai šokinėjo, bet aišku, kibimą sulaukiau, bet nebuvo realizuotas. Bet lyginant kibimų skaičių, dėkim, nuo 4 ryto, kaip šeštadienį 4 ryte viskas prasidėjo, visą dieną stabiliai kas valandą, 2 valandos kibimai. Ir aišku, pasikeičiau taškus, pasitolinau, kaip buvau minėjęs, 25 metrus. Ir tada problemos su žuvių realizacija pasikeitė. Visos žuvis realiai krantė. Po to. Ir aišku, dar toks klaustukas yra, kas sureagavo labiau. Ar taškų pakeitims padėjo, nes ar popiko pakeitims spalva ryškesnė. Dėkim, buvau uždėjęs oranžinį popiką ant viršaus, mangas vyšnė. Tai po to pakeitimo kardinaliai viskas, visi kibimai pasikeitė. Dažnesni kibimai kas pusę valandos. Kelių karpių net nenufilmavau, nes dydžiai tie patys. Tai realiai visi didžioji dalis, visi veidrodiniai, vienas tik žvynius. Tai va, tai nežinau, ar čia tas davė rodiklį, ar davė rodiklį dar, kad ir lytus atėjo, pradėjo lyti. Ir gal daugiau degonės padavė, dar kažką sunkiai net ir pasakyti, kas galėjo duoti įtakos. Na va, tai laukam, gal per naktį dar pavyks kažką didesnio pagauti. Ir jeigu dar kažką pagausiu, parodysiu. Laukam, baisiai aišku, mes kažko nebefilmuosiu, nes, jeigu dydžiai panašus tokie patys, tai koks įdomumas, kaip sak, žiūrėti realiai per antrą parą važiuojant. Turėjau iš viso 15 kibimų, 11 karpių karantė. Tai va, tai žyba vis tiek gan nebloga. Pagauta, aišku, mes dydžiai neįspūdingi, bet svarbiausia kibo. Pašarai dirbo, taškus suradau gerus. Ir daug nėra ką net ir be pridurti. Laukam ir matysim. Gal kažką didesnio pagausim. Na va, ką tik buvo kibimas rytinis. Bet kažko prikėlė ir atleido. O žuvis karpiai šakiniai. Tai kalbant apie naktį dar turėjau vieną kibimą, bet prie kranto atsikabino. Tai tos meškerės jau nebepermečiau. Nežinau. Tylu. Įtempė, atleido ir panašiai tokiu pačiu laiku kaip ir praeitą naktį, kai prasidėjo. Jeigu einam atgal į palapinę miegoti, jeigu sujudins, grįšim atgal. Na va, nuleido vėl svingą. Einam, bandom traukti. Man atrodo, kad turim. O taip tikėjausi, kad laukiu, dar vieną karpiuką ir šiai žvybai užteks. Vat, dar vieną. Tai paklausė manęs ir davė šitas dar vieną, tik aš mes svarbiausia, kad nepabėgtų. Pabaigsim žvejybą su 12 karpių. Užteks. Kažkur paviršium pareinant. Nejaučiu, kada trauko šiandien, o pradėjo spardytis.
bet ne jau gudrus ir Nikauškiai mane vis laik nori eiti tos nendrynus tiesiai, kur akmenų ir daug. Ir dabar šitas ant hujerint ten. Teik čia. Eik tu ir atsikabina. Jok, šik matė. Su visas, karoči kažkino spombo partraukiu. Kažkino spombo partraukiu. Nu nieko, eisim dar persimėsim, ko daiktus. Nešiosimės į mašiną. Tiek čia nebus, čia reiks su žiebtuvėliu deginti. Na, šiaip ne taip. Atpainėjom, čiut į akį negavau. Bet raukdams. Dėl to man tas karpis ir gal ir atsikabina. Užkliuvo už ten, kažkaip sunkiau trauktis paliko. Sunkiau traukti. Kad su visom šėryklom, su visom spombom parsitraukt turi. Nu. Kam naujos spombos? Nereik. Žodžiu, einam persimest, laukam gal dar bus išvažiavims. Na va, atėjo ir žvejybos pabaiga. Tai apibendrinus bendrai apie taškus, apie viską, apie kibimus, tai visi kibimai buvo nuo žulių linijos, žvejojau per vidurį, tai ne vieno kibimų nesulaukiau. Pasikalbėjau su kitais žvejais, kas žvejojo per vidurį ar žvejojo telkinio kampuose, tai kardinaliai kibimai skiriasi, kas per vidurį, tai ten 2-3 žuvis ištraukė per 2 paras, o kas kampuose net sulaukė iki 20 kibimų. Aš bendrai pagavau, tiksliau bendrai turėjau 17 kibimų, 12 ištraukiau, tai kai pirmą kartą atvažiavus į telkinį, susipažinus, tai tikrai neblogi rezultatai. O kas ieškot, dėkim su šeima kur nors laiką praleisti, pastovyklauti norisi, pabūti gamtoj, tai tikrai puikiai vieta yra čia. Nes gamta graži, viskas aptvarkyta, gražu. Gal norit išmokyti sūnų ar dukrą karpiauti ir tikrai šita vieta tinkama tam. O gal yra norinčių, kas šiais metais nori pradėti karpiauti ir trūksta patirties, tai aš jums kitos telkinės reikalingos rekomendacijos, o čia atvažiavus tikrai tos patirties pasisėmsit ir pagausit ne vieną ir ne 2 karpius. Tai va, tokios žinios iš Radviliškio tvenkinio. Važiuoju šventinti Velykų, taip pat ir jūsų Velykom, tvirtų margučių ir iki pasimatymo ant kranto.